Pagrindinis projekto UBUS renginys – lietuvių ir latvių tautinių šokių ir muzikos koncertas pavadintas Baltų diena. Jame dalyvavo 8 studentiški kolektyvai, apie 220 šokėjų ir dainininkų. Šventė prasidėjo visų 3 projekte dalyvaujančių universitetų kolektyvų šventinė eisena Pėsčiųjų bulvaru. Lietuvių ir latvių studentų kolektyvai šiauliečiams parodė jungtinę programą, skirtą 775-osiams Saulės mūšio metinėms paminėti. Koncertą pradėjo Šiaulių universiteto folkloro ansamblis Vaiguva. Vaiguva iš tikrųjų yra hidronimas, tai yra upelį įtekantis tiesiai į nerį ir mes sraunus toks ansamblis esame. Taip. Kartais chaotiškas, bet visada judantis, kaip ir vanduo iš tikrųjų. Kuo daugiau tokių festivalių ir mes turėsime didesnę galimybę pasirodyti ir visi lietuviai sužinos, kas yra tokia Vaiguva. Ir smagu iš tikrųjų, kuo daugiau tokių festivalių. Jums patiems, ar įdomu pamatyti kitus, ar tik save parodyti svarbu? Tai be abejo, įdomu ir kitus pažiūrėti, ypač latvius, net ir Eisenoj klausėmės, kaip latviškai dainuoja, bandom pagauti, kokie čia galėtų būti žodžiai, vis dėlto gimininga kalba, baltų. Žiūrovams prisistatė ir neseniai susikūrusi Menų fakulteto teatro katedros studentų šokių grupė. Solidžią programą parodė liaudiškos muzikos ansamblis Saulė. Mes galime dar kartu dalyvauti su savo artimiausiais kaimynais, su latviais ir esame paruošę net keletą šokių bendrų, kurie sieja mus nuo Lietuvos ir Latvijos pasienio ir yra šokami tie šokiai ir Latvijoje, ir Lietuvoje, tai finale mes juos ir atliksime. Kodėl taip atsitinka? Kaimynai, artimiausi kaimynai, bet kartais apie juos žino mažiau negu apie tos, kurie toli nuo mūsų. Na, turbūt taip visą laiką yra, kas arti atrodo, tas yra visada dar sužinosi ar pamatysi, kaip yra ir Lietuvoje daug ko, išvažinėja visi kitur užsieniuose, o nematė, kas yra šalia. Tai man atrodo, kad dėl to taip yra, kad visi nori pamatyti, kas yra dar toliau, o kas šalia, tai jau atrodo ir taip aišku viskas yra. Čia kaip tik puikiai proga susipažinti su kaimynais. Tai aš manau, kad toks festivalis, kai galima vieni kitus pažiūrėti ir šiauliečiai gali pamatyti iš arčiau ne vieno kolektyvo, o daug latvių kolektyvų. Tai, manau, gera proga pažinimui. Nelieliesi ciema puisi zina tavu tikuliņ visus krogus tu izcēli. Smuka tā meitiņa par visām meitiņām tobi krupņi nozītuši krievulēni nojājuši. Kas pazītu vasariņu, ja ziediņi nesiedē, kas pazītu mani jaunu, ja es līksmi nedzīvoju. Kas pazītu vasariņu, ja ziediņi nesiedē, kas pazītu mani jaunu, ja es līksmi nedzīvoju. Dalyvauju daugelėje UBUS projekto renginių, bet man atrodo šiandien pati nuostabiausia šventė. Ir oras mus puikiai lepina. Ir aišku, labai šauniai sugalvota, kad šitaip miesto centre daug žiūrovų, daug praeivių. Ir tikrai matosi, kad universitetas jaunas, veržlus, energingas. Na, o šiandien koncerte labai sužavėjo Latvijos kolektyvai. Kokie stiprus, kokie jie dideli, kokie galingi savo šokiais. Tai, na, kitas dalykas dar nustebino ir mūsų estrados meno šaunuoliai, studentai, kurie parodė šitie gražių šokių, vos porą mėnesių parepetavę. Jaunas, gražus kolektyvas. Man atrodo, tai irgi labai džiugu visiems. Matydami, kad labai sunkiai šiauliečiai nori prisiminti istorinės datas, o tos datos labai svarbios šį rudenį, 775 metai Saulės mūšiui, istorijos šiek tiek purtomasi, taip pat nėra tokio didelio malonumo žiūrėti ir tautinius šokius, klausytis jų dainų ir žinodami, kokie puikus trijose pasienio universitetuose yra kolektyvai meno, mes sugalvojom tokią jungtį, kad kartu, sueidami į krūvą, mes nepakartotume Saulės mūšio,
kuriam vadovavo didysis kunigaikštis Vykintas, bet mes pademonstruotume, kad mes prisimenam vieni kitus ir žinome, ką turime bendro. Ir ta bendrystė yra mūsų jaunystėje studentų, tame atsidavime dainai, šokiui, tom tradicijom. Ir šiame projekte aktyviausiai dalyvavo menų fakultetų atstovai, iš Jelgavos architektai, gamtininkai, iš Liepojos būsimi mokytojai, informatikai, kūrybinių technologijų specialistai. Ir jie draugauja šitame projekte, jie prisimena, kada prasidėjo ta didžioji baltų vienybė ir jie kartu sukūrė daug įdomių dalykų. Buvo stovyklos vasaros Liepojoje, jie sukūrė darbus, kuriuos kultūros centre reklamuoja, jie bendrai kūrė scenarijus, jie kūrė projekto logo, jie be abejo draugaus ir ateityje. Šventiška Baltų diena džiaugiasi ir svečiai iš Latvijos. Главное, что мне нравится, то, что студенты подружились. Они так подружились, они как семья сейчас, и очень интересно. Мы познакомились с Шауляй, мы были на крыше скална, мы репетировали, мы узнали университет, мы были музыка с факультета, мы были в центральном здании, мы открыли выставку, мы видели фольклору, мы видели театр, мы погуляли, мы видели озеро, мы все видели, мы успели все. Как вы так успели? Было только 2 дня, да? Было 2 дня, но мы же приехали не спать, мы приехали в гости, мы хотим все видеть. Отношения хорошие с соседями – это начало хорошего успеха в любой деле. И это пример совершенно положительный. И студенты узнали, познакомились, увидели, могли показать себе и увидеть других, и это самое лучшее, что может быть. И эта встреча благословляется солнцем. Удивительное время, и значит, это 50% успеха. 50% это студенты, молодые люди, встреча с хороших соседей и солнце. Так что прекрасные фестивали, таких надо поддерживать. Очень понравился прошлый год, и сегодня я тоже очень рад, что я здесь. Last year we came here for theater, more or less, but this year only for this Baltic Union, and it's really nice to see, to hear the things and to get new contacts. Te gyvuoja Baltų vienība, lai dzīvo Baltų vienotība. Šventę baigė latvių ir lietuvių kartu atliekami šokiai. Meno kolektyvai ir visi vadovai pagerbti Šiaulių universiteto rektoriaus padėkomis. Ačiū mūsų turtingai istorijai. Un pats galvenais – paldies mūsu bagātajai vēsturei! Gero jums visiems vakarų ir nepamirškite, kad studentiškas pavasaris Šiauliuose dar šėlios ir rytoj.